Vienas. Atvykom į sodybą. 12 valandų dienos, -5 laipsniai. Ir kiek Saulius išgyvens prie tokios temperatūros. 2 striukės apsimovęs ir darbuojasi lauke. O kodėl mane taip traukia smarkiai, nes ką tik buvo -14 ir neužilgo bus vėl tiek pat. O tai ir traukia. Nenoriu namuose tiek ilgai sėdėti. Taigi, šiandieną mane traukia taip pat pratęsti šitą dalyką ir išmėginti elektrodus, kurie mane padarys dar geresnių suvirintojų. Nusipirkau tai, kas yra populiariausia, 3,2 mm ir nusipirkau tai, kas yra labai reta, tai yra 1,6 mm storio. O kam? Ogi pažiūrėti, ar įmanoma normaliai virinti skardą. Plonesnių elektrodų jau nemačiau, taigi išmėginti šitai norėčiau. Tai va, tokie darbai. Šiandieną rausios po šitą šiukšlyną. Šitą arba šitą metalo šiukšlyną. Ir reikės pasigaminti turbūt jau kojas, ant kurių stovės tas mano lankstymo aparatas. Tai va, tokia misija šiandieną. Nepaminėjau, kalbėdamas apie temperatūrą, kas dar yra, ogi 0,8 metro per sekundę vėjas. Štai. O tai yra tai, kas yra svarbiausia, kada temperatūra šalta. Kuo mažiau vėjo, tuo mažiau šalta. Gerai. Reikia nusivalyti stalą suvirinimo, susidėti savo aparatūrą ir pradėti. Ką tik buvo saulė pasirodžius. Oi, kaip fainai žiemą saulė. Nu kaip mums sekasi. Vat kokį gaminu, nesiskaito. Čia vadinasi kojos. Čia kojų apačia. Ir ši čia yra stalo viršus. Mėginu naujus elektrodus. Čia vat rodau geriausią rezultatą naujų elektrodų. Aiškus, trūksta tik rankos. Čia biškį blogesnis rezultatas. Ir būna dar blogesnių. Va čia vat. Nu, bet vamzdį virinti nėra taip lengva, todėl mokinsiuos ilgiau. Pamėginau virinti su savo mažiukais elektrodais. 1,6. Kokio planumo. O virinti jie neįmanomas jais. Va. Žiauru. Jie tik prisiliečia ir degina. O priežastis kokia yra? Ta, kad mano aparatas jisai mažiau 40 amperų neduoda. Jos, jais negalim 40 virinti. Nebent pjaustyti skardą galim su jais. Prisilieti iškart skylė. Vienu žodžiu, nepaėjo varkė. O šitam fronte štai kas jau yra kojos suvirinta ir niekur nešlifuota. Paskui gal reikėtų čia apšlifuoti, bet kai kur tai yra tobulai. Gražu. O kai kur ne visai gražu. Pavyzdžiui, va čia vat šitas kleckas. Čia gražu. Reikia tą guzą nušlifuoti. Pašlifuosim. Nu, tai dabar trūksta aplinkui. Taip ir taip padaryti. Ir viršui. Taip ir taip sujungti. Ir bus jau kojos aparatui paruoštas. Nu ką, man atrodo, šiandieną viską tom ir pabaigsim. Nes termometras dabar smarkiai leidžiasi į apačią. Ir dabar jau rodo -7. Ir kadangi jau saulė nusileido, pradėjo pirštai šalti. Taigi šiandienos darbo vaisius yra easy. Kojos padarytos. Biškį pašlifuota, kad nebūtų per daug stora. Taigi padarytos kojos.
vis kažkas tai. Kiek aš čia valandų esu, man atrodo, kad apie 5 valandas. O tai po biškį ir judam. 12 atvažiavau, 5 reikia išvažiuoti jau. Na gerai, susitiksime sekančiam video. Ten jau bus turbūt šilčiau, nes ateinančią savaitę gal +2 bus kažkada. Gerai, ate.